Labas. Šios dienos įrašas yra trumpas ir apie tai, kaip galima greitai pasikrauti energijos medituojant. Kažkada visai neseniai rašiau apie įvairius meditacijos būdus ir nuolat jų ieškau, tam, kad galėčiau bent trumpam atsijungti, pailsėti, pasikrauti energijos, tiesiog susidėlioti mintis galvoje. Ir šiandien, nors dar tik antradienis, bet jau jaučiu didelį nuovargį, todėl kad galvoje sukosi labai daug minčių, buvo daug visokių darbų, tai ir miegot vėlai nuėjau, ir kėliausi anksti. Ir nuolat gerti kavos tikrai nesinori. Ir būtent todėl šiandien darydama trumpą savo 2 minutėlių meditaciją, nusprendžiau ją pasidalinti ir su jumis. Manau, kad jinai bus jums naudinga taip pat kaip ir man. Taigi, geriausia meditacija daryti yra atsisėdus. Jeigu jūsų užpakaliukas telpa ant kėdės, tai gali daryti ant kėdės, bet vis tiek yra svarbu sukryžiuoti kojas. Aš darau ant paprasto sportinio kilimėlio, net ne jogos kilimėlio, nes tokio neturiu. Kartais darau atsisėdus ant sofos. Šiandien to nedarau, nes turiu 2 miegančius gyvūnus, šuniuką ir katytę. Ir jeigu aš atsisėsiu ant sofos, jie iš karto bus labai manimi susidomėję ir man paprasčiausiai trukdys šiek tiek susikaupti ar atsipalaiduoti. Taigi, kai susirandate savo patogią vietelę, sukryžiuokite kojas, išsitieskite, nugara turi būti tiesi. Pirštus rekomenduoju sudėti nykštį su smiliumi, tai yra žinios, žinojimo, tvirtumo pirštų toks sudėjimo būdas. Ir tiesiog atvirais delnais pasidėkite jas šonuose ant savo kelių, užsimerkite ir kvėpuokite. O kvėpuoti reikia visą laiką per nosį. Yra 4 įkvėpimai trumpesni ir iškvėpimas yra skaičiuojant mintimis iki 4, bet 1 ilgas. Ir taip reikia daryti 1-2 minutės, priklausant to, kiek turit laiko. Tai visa tai atrodo maždaug taip. Taip, minutę ar 2. Jeigu sunku sekti laiką, tai galite tiesiog telefonu pasižymėti laikmatį ir pabandyti taip kvėpuoti porą minučių iš pradžių. Vėliau galite ilginti, jeigu turite laiko. Tai tas laikrodukas jūs šiek tiek nukreips nuo kvėpavimo, nes jūs, jeigu tai pirmieji jūsų bandymai, jūs tiesiog nežinosite, kiek laiko yra praėję. Jeigu jūs jau ilgiau, tai jūs tiesiog pajausite, kada jau visiškai atsipalaidavote ir galite nustoti. Tai po 2-3 minučių tokio kvėpavimo, 4 įkvėpimai ir 1 iškvėpimas, reiktų atsipalaiduoti, laikyti stuburą tiesiai ir tada pasukiot pečius, kokį 15 sekundžių, tai išeitų turbūt koks 20 kartų. Tada giliai įkvėpt. Giliai iškvėpt ir tada netvarkingai pamakaluot pečius, taip, kad truputėlį atsipalaiduotų visą tą įtampą ir pasikrautumėte energijos. Tada dar kartą giliai įkvepiam ir iškvepiam. Ir baigiame šią trumpą meditaciją. Aš ją rekomenduoju daryti kaip įmanoma dažniau. Kadangi ne visi galime atrasti 15 ar 30 minučių meditacijai, tai netgi jeigu jaučiate dienos bėgį, net darbe, net jeigu vaikštate į ofisą, kad jums reikėtų šiek tiek susijungti su savimi, susikaupti, nueikite į tualetą. Dar šitą meditaciją, jeigu neturite sąlygų atsisėdus to daryti, tai tiesiog patį kvėpavimą galite daryti ir einant. Ir aš manau, kad irgi esu minėjus. Tai vadinamoji vaikščiojanti meditacija, breath walkingas angliškai, kai irgi vaikštai ir su kiekvienu žingsniu skaičiuoji įkvėpimus ir su žingsniais skaičiuoji iškvėpimus. Tai su kiekvienu žingsniu būtų irgi. Ir iškvėpimas būtų. Tai lygiai taip pat atsipalaidavimo būdas. Ir kuom šita meditacija yra ypatinga ir tuo pačiu paprasta,
Nes mes susikoncentruojame į kvėpavimą, mes skaičiuojam kvėpavimą. 1, 2, 3, 4 įkvėpiam ir 1, 2, 3, 4 iškvėpiam. Kai mes sukoncentruojame savo mintis vieną dalyką, mes lyg ir apvalome visiškai sąmonę ir mums tada galva tampa šviesesnė, energijos atsiranda daugiau ir gyvenimas atrodo gražesnis. Tiek šiandien.